Kauno marių Neptūno įlanka. Teisėta prieplauka ir laivai be galimybės prisišvartuoti krante. Esame Kauno marių įlankoje, kurioje buriuotojai dešimtmečiais laikydavo laivus. Čia savo prieplauką įsirengė ir laivybos entuziastais besivadinanti Turistinių burlaivių savininkų asociacija. Prieš 4 metus Kauno savivaldybė nusprendė šią teritoriją modernizuoti. Buvo parengtas projektas, kuris, galima sakyti, užlipo ant prieš 15 metų privačiomis lėšomis pagal visus reikalavimus įrengtos prieplaukos. 19 metais prasidėjo savivaldybės raginimas mum išsikelti. Dėl to, kad jie mūsų nematė, sakė, kad mes esame nelegalūs, praktiškai veikiam nelegaliai, nors visi suderinimai buvo jau 15 metų jie galiojantis. Dėl to mes kreipėmės į mūsų atstovą, kad mes šiandien šioje ekvatorijoje esame teisėtai ir turime pilną teisę būti, o savivaldybė neturi teisės mūsų bandyti čia iškraustyti, jėga ar kažkokiu kitu būdu. Kas įdomu, kad savivaldybė, kai darė šitą projektą, užsakinėjo šitą projektą ir architektai darė, mūsų nebuvo plane iš vis pažymėtai. 0, tuščia ekvatorija, nors egzistuojam 15 daugiau metų. Tai ir realiai mūsų šita prieplauka nesikerta su savivaldybės planais. Telpame čia puikiausiai visi. Ir savivaldybės ta infrastruktūra, ir mūsų privačiom lėšom įrengta visa prieplauka. Tačiau ginčai, nenori šnekėtis, privertė mums kreiptis į teismą, kad apgins savo teises. Aš net sutikčiau, kad mes kažkaip nesusiderinam ar nesutariam su buriuotojais. Iš tikrųjų, tikrai ne vienas laivas yra laikomas šioje įlankoje. Tiek žiemos metu, tiek vasaros metu yra tam tikra tvarka, kaip tai gali vykti. Yra vietos, kur tie laivai gali būti laikomi. Ir šiuo metu pakankamai daug laivų yra laikoma šioje įlankoje tiek žiemos, tiek vasaros metu. Teismų maratonai buriuotojams kainavo apie 10 000 eurų. Kiek mokesčių mokėtojams kainavo savivaldybės bylinėjimasis teisme, istorija nutylė. Bylinėtis brangu, bet neginti miesto gyventojų turto ir neginti miesto gyventojų interesų yra dar brangiau. Ir mes turime pareigą atstovauti miesto gyventojus ir užtikrinti, kad visų mūsų turtas, valstybės turtas ir miesto gyventojų turtas būtų naudojamas efektyviai. Teismuose konstatuota, kad Kauno miesto savivaldybė, rengdama Kauno marių įlankos modernizavimo projektą, pažeidė Turistinių burlaivių asociacijos teisės ir interesus. Šią vasarą Lietuvos aukščiausiojo teismo priimta nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Nutartis įsigaliojo ir privalu ją vykdyti. Apgynus visą šitą prieplauką, kad jos nereiktų išardyti, apgynus teisę egzistuoti, ta prasme, įrodžius, kad registruose ten, kur privaloma registruoti, ten seniausiai prieš 15 metų jau šita prieplauka yra įregistruota, paaiškėjo, kad savivaldybė statydama gretimais kitą prieplauką, savo išsidavusi statybos leidimą 20 metais, neteko to statybos leidimo, o siauruma jau fiziškai pastatyta. Va, kaip matėte, nebegali saugiai laivai praplaukti per 3, 4, 5 metrų tarpą palikta tarp dviejų prieplaukų senosios mūsų ir naujosios savivaldybės. Aukščiausias teismas, ta prasme, toj byloj yra patvirtinta visų 3 lygių teismuose, kad tas statybos leidimas toj daly, kuria leidžiama statyti naują prieplauką savivaldybei, yra nelegalus, neteisėtas. Jis negalėjo būti išduotas, nes juo kaip tik ir yra sukuriama ta siauruma. Lietuvos transporto saugos administracija, nuvykusi Kauno marių įlanką ir įvertinusi situaciją, informavo, kad atstumas tarp abiejų plūduriuojančių prieplaukų, pradėtos eksploatuoti savivaldybės ir Turistinių burlaivių asociacijos, yra nesaugus laivybai. Jeigu pastatytume, kad ir savo laivą pastatyčiau, liktų keli metrai ir jau tada būtų rizika. Geresniam vėjui esant ar kažkokia tai, sakysim, valdymo sutrikimai laivo, tada jau būtų rizika praplaukti. Pateikėm ieškinį teismui, kad savivaldybė būtų įpareigota per trumpą laiką po teismo sprendimo įsiteisėjimo išardyti bent jau dalį šitos prieplaukos, kad siauruma pasinaikintų. Ir tai dar ne viskas. Pasak kalbintų pašnekovų, šiandien laivų savininkų asociacijos laivai ne navigacijos sezonu negali būti laikomi krante, nes jis priklauso savivaldybei. Teismas įpareigojo abi pusės susitarti. Pradžių savivaldybė prieš 15 metų mums yra buvo nustačiusi kranto naudojimo sąlygas, tai yra, kur vyksta statybos, mes ten žiemą statydom laivus. Kai teismų maratonas prasidėjo, vis mumis ragino išsikelti ir
problema iki šiol išlieka. Tiek laivų krante, kiek yra vandenyje, jie net neplanuoja, kad bus galima pastatyti. Tai iki šiol šiais metais irgi nežinom, kur mes statysim laivus. Pernai dar suderinom ten su darbų vykdytojais, patraukėm laivus, kaip jiem patogu, kad būtų galima žiemą daryti tą visą taką. Atstovėjom, taip sakant, o šiemet jau visai neužtikrinti esam. Bandysim vėl kreiptis į savivaldybę, derinti šitą klausimą, nes laivus išvežti, kaip jie sako, už 12 km, tai yra pusė laivo kainos gali būti tas dalykas. Savivaldybė regis ne tik nepaisė privačių laivų savininkų interesų, liepė išsikelti ir kitai nekomerciniai organizacijai jūrų skautams. Šiandien skautų vietą primena naujai pastatyta plūduriuojanti degalinė. Jūrų skautams pasisekė, jų laivus priglaudė minėta laivų savininkų asociacija. Prieš keliolika metų kitų merų pastangomis šį prieplauką buvo įkurta. Reiškia, Kauno miesto savivaldybė skatino netgi šitą turistinių burlaivių sportą ir pramogas ir žmonių dalyvavimą tame prieplaukos ir įlankos naudojime. Kai atėjo ši valdžia 15 metų kovo mėnesį Visvaldo Matijošaičio, tai jokia privati iniciatyva Kauno mieste be jo žinios nevyksta. Šitos prieplaukos bus greičiausiai atiduotos kaip ir Gristučio baseinas, kaip ir daugelis kitų objektų privačiam operatoriui naudoti, jam imti nuomą iš eilinių burlaivininkų. Kiekvienas pelningas, gal sakyčiau, rinkos segmentas yra uzurpuojamas Matijošaičiui artimiems žmonėms arba jo vaikams. Turistinių burlaivių savininkų asociacija dirba nekomerciniais tikslais. Kauno mariose rengia regatas ir šventes visuomeniai. Ir šiemet rugsėjo 7-ąją žada švęsti buriuotojų dieną. O kas liko iš Kauno regioninio parko rekreacinio prioriteto zonos, kurią saugo Natura 2000, su jos gyvūnyje bei augmenyje? Asociacija rašė laiškus vyriausybei, Gamtos apsaugos ministerijai, Lietuvos prezidentui. Sulaukti atsakymai formalūs. Nelabai yra ką atsakyti, nes prieš 4 metus Neptūno įlanko šeimininkė tapo Kauno savivaldybė, o prieš metus ne tik įlankos krantas, bet ir akvatorija, valstybinių vandenų dalis, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu perėjo miesto žinion. Kreipėmės ne kartą į, taip sakant, aplinkos apsaugos specialistus, atvažiavo, pažiūrėjo, sako, medžiai visi lentom apdėti, apsaugoti, o kad jie be šaknų liko, praktiškai ir džiūna ne vienas jau, tai niekam neįdomu. Dar viena įdomybė. Vos tik Neptūno įlankoje pasirodė žurnalistai, darbininkams prasidėjo ilgai trunkanti pietų pertrauka. Bet žinoma, visko pasitaiko. Kaip bebūtų, 10 milijonų vertės projektas turėtų būti baigtas kitų metų rudenį. Belieka palinkėti gero pasiplaukiojimo ir, kaip sakoma, gero vėjo.